Dabar pinigų kartoje metas pokalbiui. Mūsų šio vakaro viešnia naujoji ūkio ministrė Birutė Vėsaitė. Labas vakaras. Labas vakaras. Prieš kelias savaitės pastebėjau taip daug ir būsimųjų ir jau patvirtintų ministrų kalbėjo labai panašiai. Sakė, palaukit, neskubėkim, duokit pradėti dirbti, tada mes ir kalbėsime apie savo planus. Taip, metai pasibaigė, prasidėjo nauji metai, pats tas kalbėti apie dabar jūsų planus. Ir vat man įdomiausia. Ar galėtume dabar įvardinti tris pagrindinės veiklos kryptis, kuriomis jūs vairuosite jums patikėtą ministeriją šiemet? Na, žinote, Lietuvai reikia daugiau ir geresnių darbo vietų. Tai, o geriau apmokamų darbo vietų. Na ir kiek galima daugiau atpiginti pragyvenimą, ypatingai didmiesčiuose, kur žmonės už šildymą, daugiabučių gyventojai už šildymą sumoka, na, tikrai ženklias sumas. Tai šitom kryptim ir dirbsim. O priemonės, kaip to pasiekti, tai be abejo investicijų skatinimas, verslo aplinkos gerinimas, na, viešieji pirkimai, jų skaidrinimas ir bazės tobulinimas. Tai turbūt pagrindinės kryptis būtų, kuriomis reikėtų dirbti ūkio ministerijai. Kokios ūkio šakos turėtų būti prioritetizuojamos ir kaip būtų padedama toms ūkio šakoms? Ar jau turite viziją? Žinote, geriausia yra, sakyčiau, tas toksai tvarus mišinys, kur yra ir tradicinė pramonė, ir verslai su didelė pridedamąja verte, na ir be abejo paslaugos. Sakyčiau, ūkio pagrindas tai yra eksportas. Na ir eksportas pasiekė turbūt 2008 metų prieš krizinį lygį. Tai šitoj srity irgi reikia padirbėti, bet tikrai ne prioritetas turėtų būti eksportas pagrįstas pigia darbo jėga. Taip kad, na, gaminiai su didesne pridedamąja verte būtų prioritetas. O kokie tai turėtų būti gaminiai? Na, galbūt į pačius gaminius mes turbūt nesigilinsime. Naujos technologijos, inovatyvios, žaliosios technologijos ir energetinis efektyvumas, tai turėtų būti tie prioritetai. Ir dabar, jeigu jūs klaustumėte, ką mes keistumėm pačios energetikos ministerijos valdymo srityje, tai vienas iš tokių pamastymų yra būtent verslo ir mokslo forumas, kur galėtų dalyvauti, na, sakyčiau, universiteto ekonomistai. Aš pirmenybę teikčiau ne bankų analitikams, nes jie paprastai atstovauja bankams, bet būtent mokslininkams, kurie turi globalią viziją, kur link eina pasaulis. Bet aš dar norėčiau, ministrė, grįžti prie to, ką mes šiek tiek anksčiau šnekėjom, ir ką jūs minėjote. Eksporto skatinimas yra vienas iš prioritetų. Eksporto skatinimas, kuriant gaminius su didelė pridėtinė verte. Mes nesam tokia jau didelė šalis, kad galėtume sakyti, jog mes turim labai daug įvairių gaminių ir labai daug skirtingų dalykų. Tai vis dėlto, jūsų nuomonė, kažkaip norėtųsi konkrečiau to, kas tai turėtų būti per gaminys, kad jisai ir konkrečiai galbūt šaka, kuri gamina tos gaminius, kad jis susilauktų jūsų dėmesio ir paramos. Ir kokia tai galės būti parama tai? Na, žinote, aš asortimento jums nepateiksiu. Iš tikrųjų, mes turėtumėm orientuotis, na, į būtent gaminius su didesnė pridedamąja verte. Ne vien reiškia, na, koncentruotis tekstilės, maisto produktų eksporte. Ir ypatingai, na, pasižiūrėkit, mes labai daug eksportuojame žaliavos. Tai jeigu mes nuo žaliavos eksporto pereitumėm prie gaminių eksporto, tame tarpe ir maisto produktų, šiandienągi mes išvežame labai daug skerdienos. O jeigu išvežtumėm
jau pagamintus gaminius, tai yra iš tikrųjų brangesni produktai. Mes išvežame labai daug medienos žaliavos. Jeigu mes vežtumėm jau gaminius, tai vėlgi mes turėtumėm didesnę lėšų dalį, kuri pasiliktų Lietuvoje. Bet ministrė, Lietuvos baldų pramonės yra atstovai patys savo, kad jie 90% jų produkcijos jau keliauja į užsienį. Kiek žinau, ateina IKEA, tai erdvės tikrai yra. Ir jeigu mes palygintumėm, kiek mes išvežam medienos ar popiermalkių ir kiek išvežame gatavos produkcijos, tai tikrai mediena nugalėtų šitoj dvikovai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas yra verslo aplinkos gerinimas. Be abejo, dirbo ir nuėjusi vyriausybė šitoj srity, bet pripažinkite, kad 5000 licenzijų ir leidimų, kuriuos išduoda įvairios institucijos, yra šiek tiek per daug mūsų verslininkam ir tai iš tikrųjų stabdo verslą. Kitas dalykas, ko dar reikėtų, tai būtent konsoliduotų verslą kontroliuojančių institucijų veikimo. Tai, man atrodo, lezai galėtų būti tas patrauklus dalykas, kuris traukia investuotojus, nes operatoriai yra turintis labiau didesnį, sakyčiau, didesnę patirtį negu kad mūsų savivaldybės, kurios norėtų ir galėtų prisidėti. Bet ministrė, lezai yra ir kitose valstybėse. Ir jie labai ten sėkmingai veikia. Tai kur čia jūs matot mūsų konkurencingą pranašumą? Čia tiesiog mes geriausiu atveju galime pasivyti tas valstybės, kurios jau turi senokai tokius dalykus. Tai šiandien kai kur reikia ir vytis. Šiandien kai kur reikia ir vytis, aš sutinku. Bet pavyzdžiui, Kauno lezo atžvilgiu, aš manyčiau, kad mums iš tikrųjų reiktų investuotojo iš tų pasaulio turto centro šiandieną, kuris yra BRICS šalyse. Tai yra Brazilijoje, Kinijoje. Jeigu ateina didelis investuotojas iš šitų šalių ir paskui išsiveža produkciją, tai Lietuvai būtų didelis pliusas. Nes, kaip žinote, turto centras persikėlė tiek iš ES, tiek iš Jungtinių Amerikos valstijų. Gerai, tai kas ir kaip tą darys? Į šitas šalis. Tai jeigu mes pasiūlom operatoriais tapti būtent šitų šalių investuotojams, tai jau yra vienas iš sakyčiau, sėkmės laidų. Aš sakau, investuok Lietuvoje, aš nesu gerai susipažinus, man nėra žinoma jų pasiekimai, todėl kad aš dar nespėjau susipažinti. Vyriausybė dirba, praktiškai pirmą savaitę, jeigu pagal darbo dienas, nes kai kurie ministrai, kurie yra ir Seimo nariai, jie buvo užimti kelias dienas, biudžetą koreguodami, tai jūs per anksti klausėte. Ne, mes klausėm vizijų. Jeigu mes padarytumėm konsoliduotą duomenų bazę prie kokios nors institucijos, informacinę duomenų bazę, tai praktiškai tos institucijos, apie kurias aš minėjau, jos galėtų informaciją pasiimti būtent iš to vieno šaltinio. Ir mes tikrai pasiektumėm daug didesnį ekonominį efektyvumą. Tam tikrą prasme jūs kalbate apie visuotinį verslo surašymą Lietuvoje. Aš nepasakyčiau, bet tarkim, jeigu visa informacija būtų vienose rankose, tai prevencinę veiklą galėtų vykdyti ir tos institucijos, kurios yra kontroliuojančios, turbūt sutiktumėm. Ir tada, verslo inspektoriai galėtų vykdyti iš karto, jeigu vykdomas planinis patikrinimas, tai tas pats inspektorius galėtų tikrinti daugelį sričių. Tai galbūt konsoliduotumėm ir tų 57, man atrodo, verslo kontroliuojančių institucijų veiklą, kurių aiškiai per daug. Ir tikslas galbūt pavyktų jų sumažinti skaičių, kad iki 10.